Otfrid Preußler. Plėšikas Hotzenplocas. 4 dalis. Nesėkmė. Plėšikas Hotzenplocas į savo darbą žiūrėjo labai rimtai. Vasarą jis kasdien keldavosi lygiai 6 valandą, o vėliausiai 7:30 išsiropšdavo iš savo lindynės ir eidavo plėšikauti. Tądien irgi nuo 8 ryto tykodamas gulėjo už prožirnio krūmų miško pakraštyje ir per žiūroną stebėjo kelią. Bet atėjo 9:30, o jis vis dar nebuvo nieko nugvelbęs. Blogi laikai, plūdosi plėšikas Hotzenplocas. Jeigu ir toliau taip eis, reikės pasidairyti kito darbo. Plėšikauti darosi nepelninga. Vien tik tai vargas. Jis kaip tik norėjo, nors šiaip darbo metu retai kada savo tai leisdavo, paimti šniūkį tabako. Bet šit išgirdo keliu dardant rankinį vežimėlį. Šitai tau, pamanė Hotzenplocas, nejau būsiu neveltui tykojęs. Ir užmiršęs tabokinę vėl stvėrėsi žiūrono. Kelyje 2 žmonės su rankiniu vežimėliu kaip tik lenkė miško kampą. Vežimėlyje riogsojo didelė dėžė. Jie atrodė gan sunki, nes abu tempė vežimėlį įsiręžę. Aha, vienas iš jų tasai Kaspariukas. Jį iš tolo galima atpažinti iš kepurės su kutu. O kas kitas? Na, jeigu vienas Kaspariukas, tai kitas gali būti tik tai jo draugas Zepukas. Tatai žinojo net plėšikas Hotzenplocas. Man aišku, daug labiau rūpėtų žinoti, kas yra dėžėje, svarstė jis. Bet palauk, ar tik ta dėžė ne su užrašu? Kas ten parašyta? Didelėmis raudonomis ryškiomis raidėmis? Atsargiai auksas, perskaitė plėšikas Hotzenplocas. Paskui dar ir dar sykį, kol įsitikino, kad neapsiriko. Taip, auksas, pagaliau laimė jam vėl šypsosi. Tai gal vis dėlto dar neverta keisti profesijos. Hotzenplocas greitai išsitraukė iš už diržo pistoletą ir užtaisė jį. Paskui prisileido Kaspariuką su Zepuku per kelis žingsnius ir davęs milžinišką šuolį iššoko ant kelio. Rankas aukštyn, subaubė Hotzenplocas, arba šaunu. Jis niekiek nenustebo, kad Kaspariukas su Zepuku tučto jau parodė kulnis. Bėkit, bėkit, sušuko jis jiems pavimui. Svarbiausia, kad man dėžė liktų. Jis griausmingai nusikvatojo, užsikišo atgal už diržo pistoletą ir ėmėsi kruopščiai tyrinėti dėžę. Užkalta. Suprantama, juk joje auksas. Gal atidaryti ir pažiūrėti? Bet ne, reikia kuo greičiau iš čia dingti. Kaspariukas su Zepuku be abejonės nulėkė į policiją. Policijos, žinoma, aš nebijau. Bijos mat plėšikas Hotzenplocas policijos. Bet atsarga gėdos nedaro. Ir Hotzenplocas nieko nelaukęs užsivertė sunkią dėžę ant kupros. Rankinis vežimėlis miške jam buvo nereikalingas. Tad nuspyrė jį koją į griovį ir šnopždamas, puškuodamas, leidosi per tankinę su grobiu į savo slėptuvę. Jis taip skubėjo namo, kad net nepajuto, jog dėžė ant nugaros darosi vis lengvesnė ir lengvesnė. Mat Kaspariukas paskutinę akimirką vis dėlto spėjo ištraukti degtuką ir dabar smulkus baltas smėlis be perstogės byrėjo pro skylę dugne.
palikdamas paskui plėšiką nežymų pėdsaką. Namie Hocemplocas pastatė dėžę ant stalo. Užšovė iš vidaus lindynės duris, paėmė iš įrankių dėžės plaktuką, reples ir ėmėsi atidarinėti dėžę. O kad buvo labai prityręs plėšikas, perdėm gerai išmanantis savo amatą, tai netrukus dangtis buvo nuimtas. Hocemplocas pasilenkė ir pažvelgė vidun. Ir sustingo kaip nudiegtas. Negali būti. Dėžėje tik tai žiupsnelis smėlio? Paprasčiausio, niekam tikusio balto smėlio? Ha! Piktai sušuko plėšikas Hocemplocas. Mane apgavo, apjuokė kaip paskutinį kvailį. Jis pagrebė abiem rankom savo lenktą kardą, prišoko prie bulvių dėžės ir sukapojo ją į smulkius gabalėlius. Ir stalą, padarytą iš storų ąžuolinių rąstų, suskaldė į šipulius. Paskui išbėgo pro duris, nes jam ėmė trūkti oro. Bet kasgi čia? Prie jo urvo veda siauras smėlio ruoželis. Eina iš krūmų ir veda tiesiai prie jo urvo. Nereikia nebūti tokiu gudriu plėšiku, kad to jau suprastum, kuo čia kvepia. Hocemplocas baisingai nusikeikė. Kaspariukas su Zepuku norėjo mane apmulkinti, suurzgė jis. Bet mes dabar viską kitaip pakreipsim. Ir tuo dviem berneliam bus riesta. Aš atkeršysiu. Oi, kaip atkeršysiu. Pabaiga. 5 dalis. Svarbiausia, neatpažįstamai persirengti. Kaspariukas su Zepuku nubėgo ne į policiją, o tik už artimiausio miško kampo. Tenai jie sulindo į krūmus ir ėmė laukti. Pamatė, kad Hocemplocas nusinešė bulvių dėžę, labai apsidžiaugė. Man jo vargštojo netruputį gaila, pasakė Zepukas. Kaip tai, paklausė Kaspariukas. Juk jam vienam teks taip toli tempti tokią sunkenybę. Tikiuosi, kad nepasidarys pilnapadis. Jis, sumurmėjo Kaspariukas, dėl manęs tegu visas persimeta, besitampydamas. Neužmiršk, kad jis plėšikas ir atėmė iš močiutės kavos malūnėlį. Dėl visa ko draugai valandėlę pagulėjo pasislėpę krūmuose. Paskui atsargiai grįžo ton vieton, kur juos buvo užpuolęs Hocemplocas. Tuščias vežimėlis gulėjo griovyje ratais į viršų. Ir gerai, pasakė Kaspariukas, tegul paguli, kol sugrįšim. Bet kur smėlio pėdsakas? Ilgai ieškoti nereikėjo. Antai jis veda miško gilumon. Kaspariukas norėjo kuo skubiausiai leistis paskui Hocemplocą, bet Zepukas jį sulaikė už skverno. Palauk, pirmą reikia persirengti. Persirengti? Na taip, kad plėšikas Hocemplocas mūsų neatpažintų. Gerai sakai, bet iš kur mes taip greitai gausim kuo persirengti? Labai paprasta, aš tau duosiu savo skrybelę, o tu man savo kepurę su kutu. Ką aš veiksiu su tavo skrybelė? Kvailas klausimas, užsidėsi ant galvos. Na kaip, ar tinka? Nelabai, atsakė Kaspariukas. Zepuko skrybelė jam buvo per didelė. Su ja jis buvo panašus į atostogaujančią daržo baidyklę. Bet Zepukui atrodė, kad taip ir turi būti. Puiku, pasakė jis, niekas tavęs nepažintų. O kaip man tinka tavo kepurė? Irk iš juoko, atsakė Kaspariukas, močiutė vėl išgriūtų tave pamačiusi. Tada aš ramus, dabar plėšikas Hocemplocas mūsų tikrai nepažins, eime. Bet plėšikai
dažnai būna netokie kvaili, kaip kartais atrodo. Kaspariukas su Zepuku nusekė smėlio pėdsaku, kurį Hocemplocas buvo palikęs miško žemėje. Pėdsakas buvo labai aiškiai matyti, bet miškas darėsi vis tankesnis ir niūresnis. Ak, atsiduso Zepukas, tikras plėšikų raistas, viena laimė, kad mes taip gerai persirengę. Jie sekė tuo pėdsaku gal valandą. Tik šit Kaspariukas ėjęs pirmas staiga sustojo. Kas atsitiko, paklausė Zepukas. Pėdsakas miško žemėje šakojasi. Kas čia dabar? Vietoj vieno pėdsako, nei iš šio, nei iš to atsiranda du. Vienas vedė į dešinę, o kitas į kairę. Ar tu gali man paaiškinti, Zepuk? Taip, Kaspariuk, vienas iš jų matyt netikras. Ir aš taip manau, bet kuris tada tikras? Sunku pasakyti, reikia patikrinti. Bus geriausia, jei mes išsiskirsim. Sutinku, Zepuk. Kur tu eisi, į dešinę ar į kairę? Metam burtus. Metam. Kaspariukas su Zepuku metė, monetą išsibūrė, kuriam eiti. Zepukui dusyk iškrito erelis ir sykis skaičius. Tad tai reiškia, kad teks eiti kairėn. Sėkmės, bet žiūrėk, būk atsargus, Zepuk. Gerai, Kaspariuk, pasistengsiu ir tau sėkmės. Pabaiga.